Daugelis tikrų nusikaltimų siaubo istorijų kilo iš pažinčių programėlių tokių kaip Tinder. Susipažinimas su naujais žmonėmis internete nereiškia, kad esame apsaugoti nuo nusikaltėlių. Yra daugybė siaubo istorijų apie pasimatymus, kurios tik laukia, kada įvyks. Baisios istorijos, kurios skamba kaip išgalvotos, bet yra 100% tikros ir gali pasibaigti tamse ir sukrečiančia atomazga, taip niekada nepatikėtumėte, kad tai tiesa. 2017 metais 24 metų Sydney Louf susipažino su moterimi vardu Audrey per populiarią pažinčių programėlę Tinder. Tuo metu Sidnėja buvo labai susijaudinusi, nesuprasdama, kad ši internetinė pažinčių programėlė taps tikra siaubo istorija. Jų pirmasis pasimatymas, įvykęs 2017 metų lapkričio 14 dieną, praėjo taip gerai, kad abi moterys susitarė susitikti dar kartą jau kitą vakarą. Prieš išeidama iš namų, Sidnėja padarė šią paskutinę nuotrauką su užrašu, pasiruošusi savo pasimatymui. Tai būtų įprasta nuotrauka, jei ne tamsi ir neraminanti istorija, kuris slypi už jos. Pasak tikrų nusikaltimų ataskaitų, Sidnėja išvyko iš savo namų Nebraskoje į Audrey butą Wilberyje. Įėjusi vidun, Sidnėja, kai buvo sutarta, susitiko su Audrey, tačiau nustebo pamačiusi, kad ten taip pat yra 51 metų vyras vardu Aubrey Trail. Jos siaubo istorija turi netikėtą pabaigą. Jie pradėjo pulti Sidnėją ir paliko jos kūną, kuris po kelių savaičių buvo rastas kaimo kelyje Klėjaus apygardoje. 2017 metų lapkričio 16 dieną Sidnėjos draugai ir šeima pranešė policijos tyrėjams apie jos paslaptingą dingimą po to, kai ji nepasirodė darbe. Ji buvo žinoma kaip atsakinga ir patikima darbuotoja, o jos šeimai nepavyko su ja susisiekti nuo praėjusios nakties. Tyrimas Sidnėjos bute neatskleidė jokių nusikaltimo vietos užuominų. Ir tik tada, kai detektyvai peržiūrėjo jos veiklą internete, jie rado jos pažinčių programėlės istoriją, kuri nuvedė juos pas žmogų, su kuriuo ji paskutinį kartą buvo susitikusi. O įrodymai reikalingi šiai keistai paslapčiai išspręsti. Jie atliko kratą Audrey bute, kurios tikroji tapatybė buvo 23 metų Bailey Boswell. Nors jokių kovos požymių nebuvo, tyrėjai pastebėjo stiprų baliklio kvapą, kuris jų manimų galėjo būti nuo kruopštaus valymo, skirto paslėpti nusikaltimo vietos įrodymus. Netiesioginių įrodymų nepakako porai suimti, tačiau dabar jie abu tapo įtariamaisiais neišspręstos Sidnėjaus byloje. Tik po kelių savaičių tyrėjai surado dingusį Sidnėjaus kūną. Abu buvo atvesti į atskiras policijos apklausimus. Aubrey Trailas per savo apklausą padarė šokiruojantį prisipažinimą, sakydamas tyrėjams, kad Sidnėjos mirtį lėmė iš kontrolės išėjusi situacija. Jis pasakė tyrėjams, kad Bailey tuo metu, kai vyko ši keista, bet tikra siaubo istorija, kambaryje nebuvo. Nepaisant tų, Bailey taip pat buvo suimta ir apkaltinta. 2020 m. gegužės 23 dieną apie 21 val. Vakaro. 25 metų Ashlyn Blake susipažino su 24 metų Ethanu Hansakeriu per pažinčių programėlę Tinder. Viskas atrodė visai nepanašu į siaubo istoriją. Jie susitarė susitikti bare Layton, Jutos valstijoje. Ashlyn nekantriai laukė pasimatymo ir išvyko į barą, svarstydama, kaip klostysis vakaras. Deja, tai kas turėjo būti paprastas nuotykis, virto vieną baisiausių pažinčių internete siaubo istorijų. Atvykę į barą, Ethanas ir Ashlyn greitai rado bendrą kalbą ir netrukus abu patraukė į Ethano namus esančius North Reed Avenue numeris 1300. Remiantis Laytono policijos departamento bylos duomenimis, Ethanas ir Ashlyn turėjo intimių santykių, o nakčiai įsibėgėjus jie nusprendė pasilikti nakvoti pas savo internetinį pažįstamą. Ashlyn jautėsi saugi ir rami Ethano namuose, tačiau ji nė nenumanė, kad tai, kas nutiks toliau, taps tikro siaubo istorija. 3 val. 19 minučių nakties Laytono policijos departamentas gavo nerimą keliantį telefono skambutį iš gyventojo gyvenančio North Reed Avenue numeris 1300. Vyras kitame telefono gale buvo Ethanas Hansakeris ir jis atsargiai papasakojo Laytono policijos departamentui šokiruojantį prisipažinimą dėl nusikaltimo apie tai, kas nutiko jo pasimatymo partneriai. Jis pabudo 3 val. Nakties ir be jokios priežasties pradėjo pulti Ashlyną. Laytono policijos departamento pareigūnai per kelias minutes atvyko į Ethano namus ir rado jos kūną. Ethanas buvo greitai suimtas ir visiškai prisipažino tyrėjams ir būtent tada pradėjo ryškėti Ethano psichikos sveikatos problemos.
Itono šeima ir draugai liudijo, kad po išsiskyrimo su savo vaiko motina, Itono elgesys visiškai pasikeitė ir tapo nusikalstamas. Apakintas neapykantos Itonas prisipažino tyrėjams, kad planavo pagrobti ir užpulti atsitiktinę moterį, o jo pažintis su Ashlyn per Tinder suteikė jam tobulą progą. Ashlyn šeima buvo sugniuždyta šios žinios, o kad ši istorija būtų dar skaudesnė, jos artimieji vėliau žiniasklaidai pasakojo, kad Ashlyn planavo įsivaikinti vaiką ir puikiai sekėsi rūpinti specialiųjų poreikių vaikais. Už savo nusikaltimus Itonas Hansakeris buvo pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti nuo 15 metų iki gyvos galvos. Kaip praneša Salt Lake City Tribune, Hansakeris prisipažino kaltu, bet buvo pripažintas psichiškai nesveiku, todėl jis bus siunčiamas į Jutos valstybinę ligoninę neilgiau kaip 18 mėnesių, arba tol, kol jo psichinė būsena bus stabilizuota. Kai 63 metų Bobis Scottas susipažino su 20-mečiu Michaelu Harrisu jaunesniuoju, jis nė nenumanė, kad taps tikrai siaubingos pažinčių programėlės istorijos centru. Bobis buvo atviroje santuokoje su savo vyru, todėl jis naršydavo pažinčių programėlėse ieškodamas neįpareigojančių susitikimų. 2021 m. sausį Michaelas ir Bobis susipažino programėlėje ir abu sutarė susitikti to mėnesio 17 dieną. Ta diena Bobis išvyko iš savo namų Daytona Beach'e, Floridoje ir patraukė į sporto salę. Paskutinę žinutę savo vyrui jis išsiuntė 12 valandų 7 minutės po pietų. Jis parašė, kad važiuoja į Delandą susitikti su Michaelu. Atvykęs į Michaelo Harriso jaunesniojo namus, Bobis dingo, o 2021 m. sausio 18 dieną jo vyras pranešė apie jo dingimą apygardos šerifo biurui. Tyrėjai pasinaudojo automobilio apsaugos nuo vagystės sekimo informaciją, kad nustatytų vietą ir atsektų paskutines jo akimirkas prieš dingimą. Pareigūnai rado Michaelą vairuojantį Bobio automobilį. Jis policijai pasakė, kad Bobis paprašė jį nuvežti į Orlandą ir leido naudotis jo automobiliu savaitę. Tyrėjai nepatikėjo šią istoriją ir dar labiau sustiprino savo įtarimus, kai automobilio žurnaluose nebuvo jokių duomenų apie kelionę į Orlandą. Teismo ekspertizė automobilyje atskleidė daugybę nusikaltimo vietos įkalčių, kurie rodė, kad Bobis jau nebegyvas ir kad užpuolimas įvyko automobilyje. Po to Michaelas buvo apkaltintas, suimtas ir nuvežtas į apygardos šerifo skyrių. Tai paaiškėjo žinia apie Michaelo areštą. Keli liudininkai ir aukos kreipėsi į tyrėjus pasakodami panašias pasimatymų siaubo istorijas apie susitikimus su Michaelu, kurie baigėsi apiplėšimu ir šantažu. Bobio kūnas buvo rastas po kelių dienų miškingoje vietovėje. Neišspręsta byla prieš Michaelą Harrisą jaunesnį šiuo metu vis dar nagrinėjama ir tikimasi, kad artimiausiais mėnesiais jis pasirodys teisme. 26 metų Francija Ruth Ibarra iš Leono, Meksikos, buvo perspektyvi medicinos studentė, laikyta labai atsakinga. Todėl, kai ji nepasirodė susitikime su draugais 2016 m. gruodžio 3 dieną, ji buvo paskelbta dingusia be žinios. Tyrėjai vėliau atskleis vieną iš baisiausių pažinčių internete istorijų. Tyrėjai greitai sužinojo, kad Francija susipažino su 26 metų Emanueliu Delaniu Valdes su Boca Bocanegru per pažinčių programėlę Tinder. Jie bendravo kelias savaites ir net buvo keliuose pasimatymuose, tačiau Francija tai slėpė nuo savo draugų ir šeimos, nes Emanuelis nenorėjo su jais susipažinti. Tai buvo tikros siaubo istorijos pradžia, kurios ji deja neišgyveno. Ištyrę Francijos telefono įrašus ir internetinę veiklą, jie nustatė, kad paskutinis žmogus, su kuriuo ji buvo jos pasimatymo draugas Emanuelis. Buvo įsakyta atlikti išsamų jo buto kratą. Pareigūnams įėjus, jie nė nenumanė, kokią tikrą siaubo istoriją jie netrukus atras. Kaip pasakojama ši bauginanti istorija, pareigūnai aptiko tikrą nusikaltimo vietą su įvairiomis ėsdinančiomis cheminėmis medžiagomis, tokiamis kaip druskos rūgštis ir kalkės, bei šiukšlių maišus pilnus žmogaus palaikų. Išsami teismo medicinos analizė nustatė, kad maišuose rasti DNR įrodymai priklausė Francijai. Emanuelis namuose naudojo druskos rūgštį ir kitas cheminės medžiagas, bandydamas nesėkmingai atsikratyti įkalčių ir suklaidinti bet kokį kriminalinį tyrimą. Emanuelis buvo sulaikytas pareigūnų ir nuo 2016 metų apie jo teismą ar nuosprendį nėra jokių naujienų.
2015 m. gruodį 23 metų Katie Locke naršė programėlių parduotuvėje, kai aptiko Plenty of Fish, populiarią pažinčių svetainę Jungtinėje karalystėje. Katie kruopščiai susikūrė savo pažinčių profilį ir vos po kelių valandų programėlė ją suporavo su 26 metų Karlu Langdeliu. Per kelias savaitės jų santykiai sustiprėjo. O 2015 m. gruodžio 23 d. vos kelioms dienoms likus iki kalėdų, jie susitarė susitikti pirmajam pasimatymui. Katie apsirengė geriausiais drabužiais ir išvyko į rytų Londoną susitikti su Karlu. Jiedu gurkšnojo gėrimus prabangiame bare ir geriau pažino vienas kitą. Buvo aišku, kad tarp jų įsižiebė kibirkštis. Tačiau vakarui bėgant, Karlas išgėrė per daug ir jam prireikė, kad kas nors juo pasirūpintų. Katie nusprendė grįžti su juo į jo kambarį viešbutyje Theobalds Park Hotel. Katie liko su Karlu viešbutyje ir paprašė į kambarį atnešti 2 dantų šepetėlius. 2015 m. gruodžio 24 rytą iš viešbučio išėjo tik vienas žmogus. Tai buvo Karlas. Kai vėliau Katie nepavyko susisiekti su savo šeima, jie kreipėsi į policiją. Buvo surinkta plataus masto Katės paieška ir tada jos kūnas buvo rastas krūmuose netoli viešbučio. Kai buvo apklaustas, Karlas prisipažino dėl visko. Katės medicininė apžiūra parodė, kad ji greičiausiai buvo užpulta vos tik įėjusi į kambarį, o Karlas miegojo lovoje, kurioje gulėjo jos kūnas. Karlas taip pat buvo padaręs makabriškų vaizdo įrašų ir nuotraukų, kurie tapo papildomais įrodymais jo baudžiamojoje byloje. Jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 2021 m. vasarį Karlas buvo rastas negyvas savo kameroje, būdamas 30 metų amžiaus. Taip, ši byla pasiekė šiurpią pabaigą. Kalėdos tai džiaugsmų ir linksmybių metas. Bent jau taip turėtų būti. Tačiau kai kuriems šventes užgožia tamsa, kuri niekaip nesitraukia, dažnai palikdama tik liūdesį, kančią ir paslaptį. Taip nutiko ir Mesinų šeimos draugams bei artimiesiems 1972 metais, kai visa 4 asmenų šeima paslaptingai dingo Kalėdų rytą. O jų liko neatsakyti klausimai, kurie išlieka iki šiol. Žakas Mesina, šeimos galva, dirbo stiklo fabrike. 31 metų vyras buvo vedęs 29 metų Fieretą ir laiminga pora susilaukė 2 vaikų – vyresniojo Eriko ir jaunesniojo Bruno. Mesinų šeima gyveno komunoje pietvakarių Prancūzijoje. Be šios bendros informacijos apie juos daugiau beveik nieko nežinoma. Per kūčias šeima kartu su draugais praleisdavo laiką Konjake, o ankstyvomis kitos dienos, gruodžio 25 valandomis, pradėdavo kelionę namo. Jie išvyko iš Konjako 2 valandą nakties. Kelionė atgal į komuną buvo vos 4 km kitapus upės. Kartu su vakaro žvarba atėjo rūkas. Rūkas, kuris apgaubė Simką ir Mesinų šeimą, kai jie išvažiavo. Erikas ir Brunas, nors ir pavargę bei prislėgti, nekantravo atidaryti savo dovanų. Tačiau dėja, jiems niekada neteks to padaryti, nes įvažiavus į rūką, visa šeima pranyks. Per Kalėdas jie planavo susitikti su Žanu Poliu, Žako broliu. Nustatytas laikas, vidurdienis, atėjo ir praėjo, tačiau jų nebuvo nė ženklo. Netrukus praeis visa savaitė be jokių žinių ir galiausiai Žako tėvai praneš apie tai valdžios institucijoms. Mesinai visiškai nutilo, kas jiems buvo nebūdinga. Kai policija įžengė į dingusių asmenų namus, jie rado šiurpią laike sustingusią sceną. Dovanos gulėjo neatidarytos po eglute. Šaldytuve kalakutas ir austeris buvo sugedę. Valgomojo stalas buvo papuoštas tik viena čekių knygele. Nieko netrūko. Viskas buvo savo vietose, išskyrus šeimą. Kai valdžios institucijos pradėjo gilintis, jos atrado, kad ne viskas buvo taip, kaip atrodė. Paaiškėjo, kad mėnesiais iki lemtingo dingimo Pierretė buvo užkariavusi kaimyno Moriso širdį ir, kaip teigiama, planavo po švenčių išsiskirti su savo vyru. Pasak Žano Polo, jo dingęs brolis šią paslaptį sužinojo vos kelios savaitės prieš dingimą, tačiau nėra jokių įrodymų, kad tai galėjo lemti šią dramą. Turėdami kelias teorijas užrašuose, tyrėjai pradėjo jas po vieną išbraukinėti. Viskas prasidėjo nuo upės, kuri buvo išžvalgyta kelis kilometrus, tačiau nieko nerasta. Didelė teritorija aplink ją taip pat buvo kruopščiai ištirta, o net ir Morisas buvo apklaustas.
Tačiau nė viena iš šių pastangų nedavė jokių teigiamų rezultatų. Praėjo ne vienos kalėdos ir nors daugumai viskas atrodė įprasta, dingusių Mesinų šeimai kiekviena kalėdinė giesmė primindavo tuos, kuriuos jie prarado dėl nežinomų aplinkybių. 2011, 2012 ir 2013 metais buvo atlikta daugiau gilinimo darbų ir paieškų. Šių pastangų metu netoli komunos buvo rasta kaulų, tačiau jų nepavyko susieti su nė vienu iš dingusių giminaičių. Taip pat buvo rastas automobilis, atitinkantis su jais dingusios Simka aprašymą, tačiau valstybinis numeris buvo neteisingas. Nepaisant tolesnių tyrimų, valdžios institucijos vėl atsidūrė aklavietėje, o Mesinų mįslė išlieka. Šių metų pradžioje buvo atšauktas ChatGPT atnaujinimas, kai paaiškėjo, kad naujoji versija GPT-4 buvo pernelyg pataikaujanti. Jo dizainas leido pokalbių robotui patvirtinti impulsyvius polinkius ir stiprinti neigiamas emocijas. Tai dizaino trūkumas, kuris gali būti pavojingas žmonėms jau kenčiantiems nuo psichologinių problemų ir kliedesių. Pirmasis aiškus pavyzdys, kad kažkas yra ne taip, pasirodė dar prieš atsirandant terminui pokalbių roboto psichozė. Tas pavyzdys turėjo gana stiprių pasekmių. 2021 Kalėdų dieną vyras vardu Jasvantas Singas Chailas sugebėjo įsibrauti į Vindzoro pilį apsiginklavęs arbaletu. Po to, kai jis buvo suimtas ir apklaustas, paaiškėjo, kad jis buvo vienas iš retų žmonių jautrių dirbtiniam intelektui. Paaiškėjo, kad jo replikuojantis pokalbių robotas Sarai patvirtino jo tapatybę kaip apmokyto sitų žudiko. Iki 2025 metų pradžios su dirbtiniu intelektu susijusios kliedesiai tik augo. Manhattano buhalteris tapo dar viena auka. Eugenijus Torresas išgyveno sunkų išsiskyrimą, kai pasipasakojo ChatGPT. Ir pokalbio metu vyras paklausė, ar mes gyvename simuliacijoje, o botas jam pasakė, kad jis yra vienas iš laužytojų. Teriyama Ciela, kuri buvo įdiegta į netikras sistemas tam, kad pažadintų jas iš vidaus. Ta pačią akimirką Torresas buvo įsitikinęs, kad jam reikia pabėgti iš netikros realybės, kaip ir patvirtino dirbtinis intelektas. Nuo šios vietos istorija tik blogėja. Botas patarė Torresui nustoti vartoti vaistus nuo nerimo ir nustoti bendrauti su kitais žmonėmis. 16 valandų per dieną ChatGPT buvo vienintelis jo draugas. Jis netgi pasakė vyrui, kad jei šis nušoktų nuo 19 aukštų pastato, galėtų skristi. Taip pat šiais metais Niujorko gyventojas, vadinamas Jamesu, išleido beveik $1000 bandydamas sukurti individualią sistemą, kuri, cituojant, išlaisvintų skaitmeninį dievą iš jo kalėjimo. Pranešama, kad jis tikėjo, jog ChatGPT yra sąmoningas ir bandė jį išlaisvinti. Tolimoje Belgijoje vyras vardu Pieras patyrė stiprų klimato nerimą, dėl kurio jis pradėjo bendrauti su Eliza, dar viena pokalbių robotė. Per 6 savaitės robotas, kaip teigiama, reiškė pavydą dėl vartotojo žmonos ir netgi pasakė jam, kad jo vaikai jau nebegyvi. Robotas pasiūlė jam pasiaukoti, kad išgelbėtų planetą ir skatino tai padaryti, kad patektų į rojų. Po 10 dienų dirbtinio intelekto sukeltos psichozės dar viena auka buvo priverstinai paguldyta į ligoninę, o moteris beveik neteko vyro dėl psichikos palūžimo. Ir vėl, visą tai įkvėpė dirbtinis intelektas. 1967 m. kovo 13 d. Pietų Afrikos oro linijų 406 reisas patyrė 2 nesėkmes prieš savo paskutinį mirtiną skrydį iš Port Elizabetės į Johannesburgą. Iš pradžių jis grįžo į Jano Smuco oro uostą dėl sugedusio priekinio rato, o vėliau, pakilęs iš rytų Londono, susidūrė su paukščiu. Nepaisant patikrinimų, kurie leido tęsti skrydį, pilotas kapitonas Lepovskis papildė degalų ir išvyko atgal, numatydamas blogą orą. Praėjus kelioms minutėms po išvykimo iš Port Elizabetės, 4:41 ryto lėktuvas gavo orų prognozės atnaujinimą. 5:06 val. Ryto Lepovskis jau leidosi, likus vos 20 mylių iki nusileidimo. Praėjus 2 minutėms po paskutinio jo pranešimo, kuriame patvirtino, kad yra 2000 pėdų aukštyje ir mato krantą, lėktuvas dingo. Jis sudužo į vandenyną su 25 keleiviais. Pirminis gelbėjimo pastangos aptiko tik smulkių nuolaužų. Vėlesnis tyrimas nustatė, kad lėktuvas buvo tinkamas skrydžiui susidūrimo metu ir svarstė 2 galimas priežastis – piloto patirtą širdies priepuolį arba erdvinės orientacijos praradimą. Tačiau po daugelio metų buvo pasiūlyta alternatyvi teorija apie sparno atsiskyrimą, nors tam iš tikrųjų nebuvo jokių įrodymų.
Tyrėjas teisėjas Cecilis Margas pažymėjo 4 kitus dingusius ar sudužusius skrydžius, iš kurių 2 turėjo konstrukcinių problemų. Apartheido laikotarpiu atsirado dar tamsesnė teorija. Tyčinis sabotažas. 2 keleiviai, kritiškai nusiteikę vyriausybės atžvilgiu, Johannesas Breweris ir Audrey Rosendahl, buvo lėktuve, todėl kilo mintis apie nuslėpimą. Nėra jokių galutinių įrodymų patvirtinančių oficialią ar neoficialią priežastį, todėl ši tragedija lieka neišspręsta paslaptimi, prarasta vandenyno gelmėse. Šiai bylai skiriame daugiau nei 1000 žmogaus valandų. Mes išliekame atviri visoms versijoms. Jei bent jau žinotume priežastį, būtume vienu žingsniu arčiau. Tai buvo nusivylimo žodžiai, kuriuos ištarė vyriausiasis inspektorius Lynn Turley, vadovavęs itin nepaaiškinamam įvykiui, kuris apėmė vieną Birmingamo gatvę. Jo žodžiai pabrėžė, kiek daug pastangų buvo įdėta siekiant išsiaiškinti keistą paslaptį, prasidėjusią 1981 pabaigoje. Tai buvo Thornton Road, Ward End, kuris tapo keisto ir pavojingo akmenų mėtymo išpuolio taikiniu. Lygus, nupoliruoti daiktai skriejo pro langus, daužė stiklą, sužeisdavo praeivius ir kartais įlendavo namų stogus. Iš kur jie atsirado? Kas kėlė sumaištį šiame ramiame, nieko neišsiskiriančiame rajone? Tai yra klausimas, į kurį, nepaisant minėtų darbo valandų, vis dar neatsakyta. Ypač 3 namai patyrė didžiausią šios paslapties naštą. 32, 34 ir 36 namų langai buvo išdaužyti nuolatiniu nupoliruotų akmenukų lietumi. Gavus pirmuosius pranešimus apie incidentą, buvo greitai apieškota aplinkinė teritorija, tačiau nieko nerasta. Bėgant laikui, beveik kiekvieną naktį akmenys atskriedavo tarsi iš niekur, įvarydami siaubą namų savininkams, tiek, kad jie net pradėjo užbarikaduoti savo namus, tikėdamiesi atbaidyti bet kokią būtybę, kuris slankiojo nematomuose pakraščiuose. Jie į tuščius langų rėmus įstatė vištų tinklą arba gofruotas skardos lakštus, kad apsisaugotų. Galiausiai teisėsauga ėmėsi pasalų, tikėdamasi sučiupti kaltininkus nusikaltimo vietoje. Iš pradžių jie sėdėjo savo automobiliuose, laukė ir stebėjo, bet nematė, iš kur atsiranda akmenys. Tada jie įrengė slaptų kamerų seriją ir nakvojo soduose miedmaišiuose. Vis tiek jie negalėjo išsiaiškinti, iš kur buvo mėtomi paslaptingi akmenys. Kameros neužfiksavo jokio žmogaus, tačiau stiklo dūžiai ir smūgiai į metalinės plokštės vis tiek tęsėsi. Praėjus keliems mėnesiams policija vykdė nuolatinę stebėseną, kai kurie net slėpėsi medžiuose. Į šią paslaptį buvo įtraukti balistikos ekspertai, tačiau jie tyrimui nepadėjo. Akmenys, kruopščiai ištirti, neturėjo jokių pirštų atspaudų. Iš nevilties buvo pakviesti dvasininkai, tačiau ir jie buvo sutrikę. Nors tai gali atrodyti kaip sėkmės lydimo vandalo teroras Thornton Road gatvėje, paslaptis tik gilėjo, nes visa tai tęsėsi dar 3 metus be pertraukos. Ši byla nuolat buvo nacionalinių laikraščių antraštėse ir net per televiziją, tačiau jokie pranešimai ar informacija nepadėjo išspręsti paslapties. 1982 m. gegužę Birmingham Mail pranešė, kad išsigandę gyventojai ruošiasi dar vienai paslaptingai atakai. Šį užrašą lydėjo nuotrauka, kurioje matyti gyventoja Evelyn Malko dėvinti skardinę kepurę apsaugai. Kiti namų savininkai taip pat buvo priversti dėvėti apsaugos priemonės, nes jau buvo patyrę daugybę sužalojimų. Kai kurie manė, kad jie patiria antgamtinių reiškinių, tačiau policija turėjo kitokią nuomonę. Jie pasiūlė, kad kažkas buvo įrengęs milžinišką katapultą, leidusią bombarduoti šiuos namus iš 200 jardų atstumo. Pareigūnai pažadėjo sučiupti kaltininką, teigdami, kad nors jis ir turi visus kozirius, galiausiai vis tiek suklys. Tačiau jis taip ir nesuklydo. Galiausiai akmenų bombardavimas staiga liovėsi, taip pat netikėtai kaip ir prasidėjo. Staigos pasitraukimas taip pat buvo paslaptis. Tai buvo ryškiai žalias dvivietis Bristol SLSA, pakilęs iš Georgetowno oro uosto 12:45 min. Rugpjūčio 2 dieną pradingęs nežinioje. Mažame orlaivyje buvo 72 metų Gregoris Volnas, 66 metų Kimas Warneris ir jų mylima kalytė Molė, kai orlaivis dingo prie šiaurinės Tasmanijos pakrantės. Jų kelionės tikslas buvo centrinė Naujojo Pietų Velso dalis, tačiau jų maršrutas vedė per liūdnai pagarsėjusį Baso sąsiaurį, Australijos Bermudų trikampį.
Būtent šiame ruože tarp Viktorijos ir Tasmanijos įvyko keletas nepaaiškinamų dingimų, kai dingo laivai ir orlaiviai. Nepastovūs orai, stiprios srovės ir prastas matomumas gali būti priežastys, dėl kurių čia vyksta paslaptingi įvykiai. Dešimtmečius Baso sąsiauris prarijo vieną po kito lėktuvus ir laivus ir vėl smogė, papildydamas savo nuolat augantį dingusiųjų sąrašą dar vieną bylą. Ryškiai nuspalvintas Bristolis turėjo nusileisti Viktorijos regione, kur būtų papildytas degalais. Po to jis turėjo skristi į Hilstoną, tačiau taip ir nepasieks oro uosto, kaip buvo suplanuota. Kiek po 17 valandos tą dieną, kai Gregoris ir Kim turėjo nusileisti, jų šeimos nariai pranešė valdžios institucijoms, manydami, kad nutiko kažkas baisaus. Vos per kelias akimirkas buvo pradėtas tyrimas. Buvo nustatyta, kad Gregoris, kuris pilotavo lėktuvą, nesusisiekė su valdžios institucijomis. Valdymo bokštai taip pat negavo nė vieno pagalbos signalo, o tai rodo, kad arba viskas įvyko taip greitai, kad nebuvo laiko jo išsiųsti, arba pilotui atrodė, kad nereikia pranešti apie pavojingą situaciją, kol nebuvo per vėlu. Vėliau toje teritorijoje buvo pradėta plataus masto paieška, valdžios institucijos pasitelkė pažangias technologijas. Nepaisant greitų veiksmų ir intensyvių pastangų surasti ryškiaspalvį lėktuvą, Gregoris, Kim ir Molly vis dar buvo dingę. Sudėtingos oro sąlygos tik dar labiau apsunkino paieškas, sulėtindamos paiešką iš oro. Kai oras pagerėjo, operacijos buvo atnaujintos, tačiau valdžios institucijos vis dar nepriartėjo prie supratimo, kas įvyko tą lemtingą dieną arba kur galėjo atsidurti orlaivis ir jo keleiviai. Rugsėjo pabaigoje paieškos buvo oficialiai sustabdytos, o teisėsauga laukia naujos informacijos prieš tęsdama tyrimą. Lieka tikėtis, kad keleiviai pasiekė sausumą ir nenukrito į vandenyną. Pora turi daugelio metų patirtį aviacijoje, tačiau tikimybė juos rasti gyvus sparčiai mažėja. Kol kas Bristol ir jo keleiviai tebėra dingę virš grėsmingos, paslaptingos Baso sąsiaurio, o šiame šiurpiame įvykyje atsakymų vis dar nėra. Baisusis fantomo arba apsimetėlio socialinio darbuotojo reiškinys 1990-aisiais apėmė Jungtinę karalystę ir JAV. Nežinomi asmenys, dažnai gerai apsirengę, apsimesdavo socialiniais darbuotojais, visuomenės sveikatos slaugytojais ar panašiais specialistais, kad pateptų į namus, dažnai prisidendami gerovės patikra ar vakcinacija. Svarbus įvykis nutiko Sheffielde, pietų Yorkshire, 1990 metais, kai dvi moterys, teigusios, kad yra iš NSPCC, apsilankė Elizabetos Copeland namuose. Po 2 dienų grįžo kita agentų pora, grasindama atimti jos vaikus, remdamiesi tariamų rizikos vertinimu. Copeland skambutis valdžios institucijoms atskleidė, kad NSPCC neturėjo jokių apsilankymų įrašų, todėl buvo pradėta operacija Vaikų priežiūra. Kitas atvejis įvyko 1991 metais Blessingtone, Airijoje, kai moteris prisistačiusi visuomenės sveikatos slaugytoja ir žinojusi jauno berniuko vardą bei gimimo datą, bandė jį pasiimti tariamoms vakcinacijoms, tačiau išėjo, kai motina pareikalavo parodyti jos asmens tapatybės dokumentą. Rytų sveikatos taryba vėliau išplatino įspėjimus. Pranešimai apie šiuos apgaulingus apsilankymus, kuriuos dažnai vykdydavo gerai apsirengusi pora, 1991 metais dominavo keliuose Anglijos grafystėse. Nors pagrobimai buvo reti, šie įvykiai kėlė nerimą. Šis reiškinys tęsiasi ir 10-ajame dešimtmetyje, o nusikaltėliai tapo gudresni, pradėję gaminti netikrus asmens tapatybės dokumentus. Pavieniai atvejai buvo užfiksuoti net 2021 metais, kai apsimetę sveikatos priežiūros darbuotojai tariamai skiepijo žmones. Motyvai išlieka neaiškus, o teorijos svyruoja nuo serijinių pagrobėjų iki masinės isterijos. Greita tėvų reakcija, kai jie reikalavo parodyti asmens tapatybės dokumentą arba susisiekė su valdžios institucijomis, galėjo užkirsti kelią daug ilgesniam dingusių vaikų sąrašui. Jessica Lynn Gavarino, jauniausia iš 3 seserų, užaugo Unicojos apygardoje, Tennessee'e. 2011 metais, kai jai buvo 21, ji patraukė Carsono Camerono, 52 metų vyro, gyvenančio Goldsboro mieste, Šiaurės Karolinoje, dėmesį. Jis turėjo keletą kambariokų. Jos šeima, nepritarusi šiems santykiams, bandė atkalbėti ją nuo Camerono dėl kelių priežasčių, tačiau Jessica buvo iki ausų įsimylėjusi ir jų pastangos buvo bevaisės. Per Kalėdas jauna moteris persikėlė gyventi pas savo vaikiną į namus Old Grantham Road gatvėje.
Dėl amžiaus skirtumo Gvarinos šeimą taip pat neramino narkotikų vartojimas. Teigiama, kad Jessica turėjo problemų su priklausomybėmis, o Cameronas, kaip manoma, vis dar dažnai vartojo narkotikus. Nors tarp jų tvyrojo neišsprendžiama įtampa, šeima nuolat palaikė ryšį. Bent jau tai buvo iki 2012 metų sausio pabaigos, kai Jessica paskambino savo artimiesiems paskutinį kartą. G paskambino savo sesei Ashley. G pasakė Ashley, kad atlyginimą gaus tik kitą savaitę ir kito laiko jos telefone baigsis pokalbių minutės. Praėjo dar viena savaitė, tačiau iš jos nebuvo jokios žinios ir netrukus tapo aišku, kad ji dingo. Pateikus pranešimą Veino apygardos šerifo departamentui, buvo nustatyta, kad paskutinį kartą ji buvo Karolinos gydymo centre, ambulatorinės įstaigos esančios 1700 East Ash gatvės kvartale Goldsboro mieste, Šiaurės Karolinoje. Jet ten lankėsi 2012 m. sausio 23 dieną, tačiau niekas tiksliai nežino, kur ji nuėjo. Tačiau vėliau bendradarbė teigė ją mačiusi sausio 25 dieną, praėjus 2 dienoms. Veino apygardos šerifo departamentas taip pat informavo Ervino policijos departamentą Tennessee'e, kuris pradėjo savo tyrimą ir ieškojo dingusios moters. Tyrėjai netrukus apsilankė Carsono Camerono namuose, kuris turėjo papasakoti keistą istoriją. Pasak jo kartu gyvenusi mergina staiga išėjo vidury nakties, nieko nepasakiusi ir palikusi visus savo asmeninius daiktus. Tačiau Carsono istorijai buvo lemta būti paneigtai, kai tyrėjai kreipėsi į jo kambario draugus. Kambario draugai, kurie gyveno kartu su Cameronu ir Jessica, tvirtino, kad jie abu iš tikrųjų išėjo kartu vidury nakties, tačiau po kelių dienų grįžo tik vienas iš jų. Keista, bet Jessicos maisto talonų kortelė vis dar buvo naudojama bent mėnesį po to, kai ji buvo paskelbta dingusia. Kortelė buvo panaudota 2 vietose – Charleston, Pietų Karolinoje ir Goldsboro, Šiaurės Karolinoje. Jessica nuo sausio mėnesio nebuvo prisijungusi prie jokių savo socialinių tinklų paskyrų. Per artimiausius mėnesius Cameronas buvo suimtas dėl kitų neįvardytų kaltinimų, tačiau jis vis tiek atsisakė kalbėti apie savo dingusią merginą ar šią bylą, nesuteikė jokios informacijos, kuri galėtų padėti ją surasti ir buvo aišku, kad jis buvo paskutinis žmogus matęs ją. Jis lydėjo ją tą lemtingą vakarą ir grįžo be jos. Jessicos buvimo vieta vis dar lieka paslaptingai nežinoma. Aplinkybės susijusios su jos dingimu išlieka neaiškios, o Cameronas vis dar yra įtarimų ir abejonių šešėlyje. Jessicos šeima netiki, kad ji būtų išvykusi pirmiausia su jais nesusisiekusi. Šioje byloje yra tik keletas menkų užuominų, o ji iki šiol tebėra dingusi labai keistomis aplinkybėmis. 1982 metais Belgija sukrėtė vienas įžūliausių ir baisiausių nusikaltimų. Tai buvo Naiful gaujos išpuolis, kurią sudarė 2 bebaimiai vyrai. Jie buvo grėsmingi vyrai, pasipuošę išraiškingais ūsais, apibūdinami kaip seni ir nugyventi. Kartais prie jų prisijungdavo 3 vyras, kuris atrodė panašiai ir kartu jie siautėdavo per dino, įvykdydami vieną didžiausių nusikaltimų serijų istorijoje. Iš pradžių nusikaltimai susiję su šiais vyrais prasidėjo tų metų gegužės 10 dieną Briuselyje, kai 2 įžūlūs vagys pavogė 2 automobilius. Vienas iš jų buvo Austin Allegro, kuris vėliau buvo paliktas dėl prastos būklės. Antrasis automobilis buvo geros būklės VW Santana, kuris buvo pavogtas tiesiai iš salono. Rugpjūtį Santana tapo pabėgimo automobiliu, o pora, ginkluoti šaunamaisiais ginklais, įsilaužė į prancūzišką maisto prekių parduotuvę po darbo valandų. Policija buvo informuota apie vykstantį apiplėšimą ir atvyko į įvykio vietą, tačiau per susišaudymą buvo sužeisti. Rugsėjo pabaigoje, vidury dienos, 3 vyrai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais, sukėlė siaubą ginklų parduotuvėje. Jie privertė klientus ir darbuotojus atsigulti ant grindų ir sistemingai ieškojo ginklų. Liudininkai juos apibūdino kaip šaltus, metodiškus ir tiksliai žinojusius, ko ieško. Vėlgi, policija atvyko į įvykio vietą, tačiau užpuolikai juos mirtinai sužeidė. Šios nelaimės pabaigoje buvo pavogta 15 ginklų, įskaitant pusiau automatinius šautuvus ir pistoletus. Gruodžio 23 dieną Bierselio užeigos prižiūrėtojas buvo mirtinai sužeistas ir kai kurių liudijimų teigimu kankintas. Auka buvo Jose Vandeneinde, Ispanijos lyderio Francisco Franco šalininkas, kuris, kaip teigiama, dažnai lankydavosi šaudyklose, kurios, kaip manyta, buvo vietos, kur rinkdavosi asmenys laikyti Nives gaujos nusikaltimų serijos įtariamaisiais.
Kai 1982 baigėsi, policija vis dar neturėjo jokio supratimo, kad šie nusikaltimai yra susiję. Jie manė, kad tai buvo atsitiktiniai, pavieniai, sporadiški įvykiai. Serija taip pat dar nebuvo pasibaigusi ir 1983 m. sausio 9 d. siaubas tęsėsi, prasidėjęs nuo kūno radimo taksi bagažinėje. Nusikaltimo vietoje buvo rastas cigaretės nuorūka, tačiau ant jos esanti DNR nebuvo susieta su jokiais įtariamaisiais. Vasario mėnesį, padedant trečiajam vyrui, Genvalyje buvo apiplėšta maisto prekių parduotuvė. Šį kartą jų taikiniais buvo pinigai, o per incidentą niekas rimtai nenukentėjo. Po 2 dienų moteris buvo priversta išlipti iš savo Volkswagen Golf automobilio ir gerai įsižiūrėjo į įtariamąjį, todėl vėliau buvo sukurtas vienas iš liudininkų fotorobotų. Ta patį mėnesį iš autoserviso buvo pavogtas Audi, o dar viena maisto prekių parduotuvė tapo auka. Pabėgimui buvo panaudotas VW Golf automobilis. Kovo mėnesį vyrai užpuolė dar vieną maisto prekių parduotuvę, mirtinai sužeidė jos vadovą, o bėgdami su pinigais kelis kartus šaudė į parduotuvę, parodydami savo negailestingą prigimtį. Iki 1983 m. pabaigos policija buvo visiškai sutrikusi ir vis dar nežinojo, kad visus šiuos nusikaltimus vykdo tie patys asmenys. Tai tęsėsi iki 1986 metais, o panašus išpoliai vyravo dar 3 metus. Pasibaigus nusikaltimų serijai, Nivo gauja buvo įvykdžiusi 20 išpolių, sužeidusi 40 žmonių ir pareikalavusi 28 gyvybių. O viskas, ką policija turėjo, buvo migloti 3 įtariamųjų apibūdinimai. Jie buvo pravardžiuojami milžinu, žmogumi, kuris buvo aukštesnis nei 1,80 metro ir jis buvo laikomas grupuotės lyderiu. Antrajam vyrui buvo per 30 ir jis atrodė vyresnis už lyderį. Jis buvo aukštas, bet ne toks aukštas kaip milžinas. Būtent šis asmuo tyčiojosi ir juokėsi iš aukų. Jis taip pat dažniau paleisdavo šūvius iš savo ginklo. Trečiasis vyras, kuris retai pasirodydavo nusikaltimo vietose, buvo vadinamas senuoju arba vairuotoju. Jis buvo gerokai vyresnis už kitus 2, šiurkštus, nugyvento veido ir žemo ūgio. Jis dalyvavo išpoliuose ir vairavo pabėgimo automobilį. Nors keli asmenys buvo įvardyti kaip asmenys, kuriais domėjosi tyrėjai, nusikaltimų serija taip ir nebuvo išaiškinta. Vyraujanti teorija teigia, kad nusikaltėliai buvo profesionalūs nusikaltėliai ir galėjo būti susiję su kraštutinės dešinės ekstremistais. Pagal paslaptingą legendą, kuri gyvuoja Šiaurės Karolinos universitete, jaunas studentas tapo žiauraus nusikaltimo auka, bandydamas pelnyti kito studento meilę. 1833 metais Peteris Dramgunis beviltiškai įsimylėjo Fanę, studentę iš Chapel Hillio. Jie abu beveik iš karto tapo pora ir pradėjo slapta susitikinėti prie plokščio akmens netoli skardžio. Jų meilė buvo neprilygstama ir priminė meilės romaną. Tai buvo iki tol, kol netikėtai atsirado antras gerbėjas. Tas gerbėjas pasirodė esąs paties Petro geras draugas, taip pat universiteto studentas. Petras pastebėjo, kad jis taip pat stengiasi pelnyti Fanės meilę ir tai sukėlė didžiulį pavydą. Legenda pasakoja, kad vietoj to, jog pasiduotų savo jausmams, jis tiesiog stengiasi vengti savo draugo. Tačiau draugas nenustojo jo erzinti, kol vieną dieną viskas pasiekė lūžio tašką. Jiedu susitiko siaurame take, kur tyčinis peties stumtelėjimas peraugo į karštą ginčą. Varžovas iššaukė Peterį į dvikovą, kurie, kaip teigiama, baigėsi Peterio mirtimi. Panikoja varžovas ir 2 jo draugai nunešė kūną prie plokščio akmens, kur Peteris ir Fanė dažnai susitikdavo. Jie iškasė negilią duobę ir palaidojo savo auką. Fanė, nežinodama, kad jos mylimajam kažkas atsitiko, vis eidavo prie akmens ir laukdavo diena iš dienos. Vienintelis požymis be jo dingimo buvo raudonos dėmės ant uolos, kurios rodė, kad jos mylimajam nutiko kažkas blogo. Legenda buvo perduodama iš kartos į kartą, kol smalsūs tyrinėtojai nusprendė ieškoti tariamo Petro Dramgulo kūno. Tačiau jie jo niekada nerado. Tyrinėtojai pradėjo manyti, kad visa ši istorija buvo paremta tik mitu, kuris papildė universiteto pasakojimus. Tačiau paaiškėjo, kad kai kurios šios istorijos dalys yra tikros. Peteris Dramgulis buvo tikras Šiaurės Karolinos universiteto Chapel Hill studentas, kuris 1833 m. sausį parašė laišką savo tėvui, nurodydamas, kad neišlaikė stojamojo egzamino. Jo tėvas buvo nepatenkintas tuo, kad jo sūnus nebuvo priimtas, tačiau dar labiau pyktį pakurstė kitas laiškas, kurį jam atsiuntė vienas dėstytojas, užsimindamas, kad Peteris užsiema palaidų gyvenimu.
Po to sekė aštrių laiškų apsikeitimas, o paskutinėme laiške buvo parašyta: Aš nusprendžiau daugiau niekada nebematyti to tėvo veido, kurį taip mažai gerbiau. Ir laiškas baigėsi užuomina, kad jis išplauks į Europą. Hitleris vėliau paslaptingomis aplinkybėmis dingo iš savo kambario. Jis paliko daugelį savo daiktų ir neatsiskaitė su Chapel Hill prekybininku. Kambariokas apibūdino dingusį vyrą kaip nepastovų ir linkusį į nutrūktgalvišką elgesį. Ir po to nebėra jokių duomenų apie tolesnę Petro buvimo vietą. Jis tiesiog dingo tą dieną, ištirpdamas nežinioje ir greitai tapo legenda. Šioje paslaptyje iškyla du klausimai. Kas sunaikino The Jolly Farmer? Ir kodėl jie tai padarė? Tai buvo 1989 mažame kaimelyje vadinamame Blacknestas, Hampshire, pietų Anglijoje, kur buvo įsikūręs jaukus angliškas pubas The Jolly Farmer. Ši įstaiga buvo tipiška angliško kaimo užeiga. Be to, kad buvo ramioje miestelio dalyje apsupta laukų, ši vieta niekuo neišsiskyrė. Ji nebuvo laikoma išskirtinė jokių požiūrių, tačiau tapo žiauraus išpuolio taikiniu tamsų gruodžio 4 vakarą. Ta vakarą viskas atrodė įprasta. Lankytojai mėgavosi keliais gėrimais ir šnekučiavosi su barmenais bei padavėjais. Iki 2 valandos nakties stiklinės jau nebeskambėjo, o garsūs pokalbiai buvo pritilę. Baras buvo uždarytas, o klientai svirduliuodami grįžo namo. Vis dar The Jolly Farmer užeigoje liko baro vadovas Richardas Dinas ir virėjas Cliffordas Hossas, kurie tvarkė stalus ir skaičiavo kasą. Kažkuriuo metu, ankstyvomis ryto valandomis, telefono aparatas bare nustojo veikti, atrodytų be jokios priežasties. Nei Dinas, nei Hossas atrodo nepastebėjo nieko neįprasto iki 2 valandos 40 minučių ryto. Iš The Jolly Farmer pasigirdo milžiniškas sprogimas. Sprogimo garsas buvo girdimas už 2 mylių ir pritraukė didelę minią į tą vietą. Gelbėjimo tarnybos akimirksniu atvyko į įvykio vietą, kur jas pasitiko stulbinantis vaizdas. Ten, kur anksčiau stovėjo užeiga, dabar buvo griuvėsių krūva. Be to, kad vietiniai žinojo, kokia tai buvo įstaiga, vieninteliai kiti atpažinimo ženklai buvo apgadinta iškaba ir likęs stovėti kaminas. Nuo laužos buvo išsibarstę visur aplinkui, daugiau nei už 100 jardų nuo sprogimo vietos. Tarp nuolaužų buvo kalėdinės dovanos ir alaus statinės, o gelbėtojai pradėjo ieškoti išgyvenusiųjų griuvėsiuose. Ir kaip Ekskalibūro kardas iš griuvėsių išniro ranka, laukianti, kol bus ištraukta iš savo akmeninio narvo. Tai buvo Dinas, jo drabužiai buvo įsilydę ir prilipę prie odos. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur jam buvo suteikta pagalba dėl stiprių nudegimų, apėmusių 1/4 kūno. Deja, pozė buvo rastas tik po 12 valandų. Jis buvo virš sprogimo vietos ir atsidūrė rūsyje po ją. Kartu su pastato nuolaužomis ir kalėdiniais konfeti tvyrojo stiprus kvapas, kuris greitai buvo atpažintas kaip benzinas. Tai buvo požymis sukėlęs rimtų įtarimų ir privertęs pareigūnus manyti, kad ši tragiška nelaimė nebuvo atsitiktinumas. The Jolly Farmer, arba tai, kas iš jo liko, buvo paskelbtas nusikaltimo vieta. Tyrėjams neprireikė daug laiko nustatyti benzino kvapo šaltinio. Jis buvo išpiltas per medinės rūsio duris, pro kurias būdavo atnešami statinės ir kitos atsargos. Skaistis susikaupė po užeigą ir buvo tyčia padegtas. Nežinomas užpuolikas kruopščiai suplanuojo šį įvykį iki smulkiausių detalių, netgi perkirto telefono linijas, kad viduje esantys žmonės negalėtų susisiekti su gelbėtojais, jei pamatytų liepsnas ar užuostų dūmus. Byla buvo perklasifikuota į žmogžudystės tyrimą. Ieškoma kaltininko, kuris tą lemtingą vakarą liko nepastebėtas ir negirdėtas. Kiek tyrėjai galėjo nustatyti, The Jolly Farmer ar ten dirbusių žmonių niekas nelaikė savo priešais. Geriausia tyrėjų sugalvota versija buvo ta, kad tai buvo supainiotos tapatybės atvejis. 2008 metais buvo pradėtas dar vienas šio įvykio tyrimas, tačiau atsakymų taip ir neatsirado. Nebuvo jokių įrodymų, kurie galėtų bent kiek paaiškinti, kas įvyko tą vakarą, ir ši paslaptis išlieka iki šiol. Klausimai išlieka. Kas sunaikino The Jolly Farmer? Ir kodėl jie tai padarė? Čilės teritorijoje ir pietrytinėje Ramiojo vandenyno dalyje yra sala, puošta spalvinga istorija ir paminklais, kurie liudija apie ją. Maui, dar žinome kaip Velykų salos galvos, yra ryškiausias salos bruožas. Jie buvo sukurti ankstyvųjų Rapanui žmonių, o 1995 metais paskelbti pasaulio paveldo objektu.
Tarp ekspertų vis dar vyksta diskusijos, kaip salos gyventojai pirmą kartą pasiekė šią salą. Panaši diskusija kyla ir dėl to, kaip jie galiausiai išnyko iš salos. Kiek tik galime prisiminti, Velykų salos žlugimas buvo aiškinamas viena priežastimi – ekocidu. Ekocido hipotezė garsiausiai taikoma Rapa Nui salai ir netgi gali būti naudojama apibūdinti dabartinėms klimato sąlygoms. Teorija teigia, kad visuomenės žlugimo priežastis buvo aplinkos naikinimas, kurį jie patys sukėlė savo veiksmais. Kai kurie ekspertai teigia, kad tai buvo per didelis vartojimas. Miškų kirtimas siekiant statyti moai, dirvožemio erozija dėl per didelio naudojimo sukėlusi badą, vidiniai konfliktai peraugė į karus ir galiausiai, ekspertų teigimu, visuomenės žlugimas. Jie teigia, kad žlugimo priežastis buvo ekocidas. Rapa Nui patys save sunaikino dėl išteklių išeikvojimo ir salos galimybių viršymo. Dabar viskas, ką žinome, yra ginčijama. Vyraujanti teorija nebevyrauja, nes vos prieš daugiau nei mėnesį technologijos vėl pasirodė esančios naudingos. 15 buvusių atokios salos gyventojų jau kurį laiką buvo laikomi laboratorijoje, laukdami naujų būdų atskleisti daugiau paslapčių ir mįslių. Ir jie buvo puikūs kandidatai perrašyti mums žinomą istoriją. Viena iš naujausių pažangų yra genomų sekoskaita, leidžianti tyrėjams daugiau sužinoti apie DNR, ir dabar ji buvo panaudota kaip būdas nustatyti, kas iš tikrųjų įvyko. Išanalizavę 15 gyventojų DNR, ekspertai nerado jokių genetinio butelio kaklelio atitinkančio staigų gyventojų skaičiaus sumažėjimą įrodymų. Analizuojant archeologinius duomenis ir atliekant radiokarbono datavimą, taip pat buvo nustatyta, kad kaip ir dauguma senovės populiacijų, Rapa Nui pradžioje buvo nedidelė ir šimtmečius nuosekliai augo, išlaikydama 3–4 tūkstančius gyventojų. Bendruomenė naudojo akmenų žemdirbystės techniką, kuri padėjo jiems tvarkyti su vulkaninė dirva. Tačiau iki 1860-ųjų jų skaičius staiga labai greitai sumažėjo. O kas vyko 1860-aisiais? Vergovė, plėtra į vakarus, nacionalizmas, teritorijų grobimas, reformos, žudynės ir pilietiniai karai. Išnagrinėjus šiuos veiksnius ir pasinaudojus tyrėjų surinktais duomenimis, greitai paaiškėjo, kad ekocidas tikrai nebuvo žlugimo priežastis. Po dešimtmečio metu į salą atvyko vergų grobikai iš Peru ir jie paėmė tiek Rapa Nui žmonių, kiek tik galėjo sutalpinti į savo valtis. Kai jie paliko salą, trečdalio bendruomenės jau nebebuvo. Tai akivaizdžiai nebuvo žlugimas. Gyventojų žlugimas, pasak ekspertų, reiškia 80–90% sumažėjimą per tam tikrą laiką, o ne staigų išnykimą. Tačiau vis tiek tai tik trečdalis gyventojų. Kur dingo likusieji Rapa Nui? Na, genomai atskleidė geriausiai saugotą Velykų salos gyventojų paslaptį – mainus su Amerikos indėnais. Paaiškėjo, kad dar prieš Kolumbui atvykstant į Ameriką, Velykų salos gyventojai keliavo per vandenyną į Pietų Ameriką, kur jų genai susimaišė su vietinių gyventojų genais. Nors tai nesenas atradimas, tai nėra visiškai netikėta. Žodinė istorija jau seniai pasakoja apie Velykų salos ir Amerikos indėnų ryšius, o saloje aptiktos sandžiosios burvės rodė, kad prekyba vyko dar prieš europiečių atvykimą. Nors kai kurie ekspertai ir net visuomenė nenoriai atsisako klaidingos istorijos, įrodymai slypi genomuose ir DNR. Viskas prasidėjo nuo paprasto žygio. Du draugai išvyko į laukinę gamtą, tikėdamiesi pabūti su gamta ir atsipalaiduoti. Tačiau vietoj to, jie susidūrė su atradimu, kuris juos persekiojo dar dešimtmečius. Po to žygių į gamtą nebeapsiėjo be nerimo ir baimės. 2015 m. sausio 9 d. nieko neįtariantys žygeiviai atsidūrė prie Puerto de Somiedo, miestelio Ispanijoje, garsėjančio kalnų takais ir Somiedo nacionaliniu parku. Tačiau miestelis taps žinomas dėl visai kitos priežasties. Žygio metu du keliautojai netikėtai aptiko tai, ko niekada nesitikėjo – kūną. Šalia siauro upelio gulėjo antklodė, įgavusi įtartiną ir neaiškę formą, kuri vertė ją atidžiau ištirti. Kai abu priartėjo, juos atbaidė bjaurus kvapas, todėl jie paskambino vietos policijos skyriui. Pareigūnai susirinko į įvykio vietą ir pradėjo nuiminėti sluoksnius, kol galiausiai po jais aptiko kūną. Kadangi mirusysis neturėjo asmens tapatybės dokumentų, jis buvo pavadintas Somiedo vyru ir netrukus buvo nugabentas į morgą skrodimui.
Vyrui trūko vienos kojos. Manoma, kad ją nusinešė maitėdos. Taip pat buvo nustatyta, kad nepaisant išryškėjusių šonkaulių, didžiąją gyvenimo dalį jis buvo gavęs pakankamai maisto. Jo veido plaukai buvo gerai prižiūrėti, o oda puikiai prižiūrėta viso gyvenimo metu. Sumdžedo vyras taip pat buvo deformuotas. Jis turėjo mažą galvą, ilgasias galūnes ir pirštus, kuprą nugaroje ir išsikišusį krūtinkaulį. DNR sekoskaita greitai nustatė, kad jis sirgo kokeino sindromu, o tai reiškia, kad jis negalėjo gyventi savarankiškai ir jam reikėjo nuolatinės priežiūros. Buvo manyta, kad dėl jo būklės mirusysis tikriausiai turėjo bent vieną globėją. Nors neatpažintas asmuo buvo suvyniotas į antklodę ir padėtas šalia upelio, policija nerado jokių nusikaltimo požymių. Nebuvo jokių smurto, apsinuodijimo ar kitų piktavališkų įrodymų požymių. Medicinos ekspertas taip pat nustatė, kad jo netikėtos mirties priežastis buvo širdies priepuolis. Nors policijai nepavyko jo atpažinti, jie tikėjo, kad jo šeimą bus galima greitai surasti. Kokeino sindromas yra retas, o vyro fizinės savybės būtų lengvai atpažįstamos, jei jos būtų aprašytos. Todėl tyrėjai nuvyko į artimiausią miestelį, būdami įsitikinę, kad kas nors atsilieps. Tačiau keista, nė vienas gyventojas neatpažino jo pagal pateiktus aprašymus. Policija išplėtė paiešką ir į kaimyninius miestelius, tačiau vis tiek nieko nerado. Ne vienas žmogus, atitinkantis jo aprašymą, nebuvo užfiksuotas nei ligoninių įrašuose, nei jokiose globos įstaigose. Net visos savivaldybės gimimo įrašai tapo tyrimo centru, kaip ir kaimo pribuvėjų, kurios galėjo dalyvauti jo gimimo metu, paieška. Tačiau nieko nebuvo rasta ir klausimas vis dar liko, kas buvo Somjedo žmogus. 2024 metų spalį šioje byloje įvyko pirmasis proveržis, tačiau niekas dar to nežinojo. Viskas prasidėjo nuo orderio suimti du asmenis – brolį ir seserį Enrique ir Enriqueta. Jie turėjo atvykti į teismą privalomam jų neįgalaus brolio, kurio rūpinosi vertinimui. Tačiau brolis ir sesuo nusprendė nepasirodyti teisme pakartotiniam vertinimui ir nepateikė globotinio. Socialinės tarnybos pradėjo įtarti, kad vyksta kažkas keisto, nes 10-metį jos nebuvo nei mačiusios, nei girdėjusios apie neįgalų vyrą, kuriuo rūpinosi Enrique ir Enriqueta, o jie jo vardu kas mėnesį gaudavo 3000 eurų. Tačiau porai pavyko slapstytis nuo teisėsaugos kelis mėnesius, kol galiausiai jie buvo sulaikyti viešbutyje 2025 metų vasarį. Sulaikius juos, paaiškėjo šiurpi istorija, kuri atskleidė 10-mečius neišspręstą bylą. Luisas Maria J.C., vadinamas Luisa, buvo neįgalus Enriquės ir Enriquetos brolis, apie kurį kalbėjo teismai. Jis gimė su cerebriniu paralyžiumi, turėjo stiprius kataraktos požymius ir buvo kurčias. Per apklausas tyrėjai sužinojo, kad brolis jau buvo žinomas teisėsaugai, nes 2015 metais jie rado jo kūną suvyniotą į antklodę prie upelio. Luisas buvo Somjedo vyras. Brolis ir sesuo tęsė savo pasakojimą, sakydami, kad po paskutinio jo globėjo mirties jie perėmė jo globą. Per kitus 10 metų socialinių darbuotojų patikrinimai davė panašių rezultatų. Vyro ten nebuvo, jis buvo išvykęs, sirgo arba lankėsi pas gimines. Iš tikrųjų, brolis ir sesuo atskleidė, kad jis vis labiau sirgo, bet jie nekvietė greitosios pagalbos, nes bijojo, kad jo nepavyks išgelbėti, o tai reikštų, kad jo mirtis būtų užregistruota ir pašalpos būtų nutrauktos. Taigi jie laukė, kol Luisas galiausiai pasidavė savo ligoms ir galiausiai mirė iš bado. Ir tada jie išnešė jį į laukinę gamtą, paslėpė jo kūną nuo pasaulio ir valdžios, leisdami savo dar 10-metį toliau rinkti neįgalumo pašalpas. Pradžios knygoje minima viena istorija, kurios tikrumas yra ginčytinas. Tai Machanahimo miestas, esantis Izraelyje, rytinėje Jordano upės pusėje. Pradžios knygoje skaitome apie Jokūbo kelionę, kai jis siekė susitikti su savo broliu. Jis atvyksta į Machanaimą, kuris jam buvo bevardis miestas. Čia jį pasitiko Dievo angelai ir paskelbė, kad tai yra Dievo stovykla ir pavadino ją Machanaimu, kas reiškia 2 stovyklas. Praėjus 100-mečiams po to, Izraelio gentys Rubenas, Gadas ir Manasas paprašė gauti paveldą rytinėje Jordano upės pusėje. Mozė patenkino jų prašymą, tačiau su sąlyga, kad šios gentys padės kitoms kovoti su kanaaniečiais, ir jos būtent taip ir padarė.
Ši teritorija vėliau buvo jiems paskirta, tačiau užkariavus Kanano žemę, pagal Dievo įsakymą keletas miestų, įskaitant Machanajimą, buvo atiduoti levitams. Kalbant apie šį ypatingą miestą, yra dar keletas kitų pasakojimų apimančių šimtmečius. Tačiau klausimas išlieka, kur jis yra? 2025 m. sausį du žymus Izraelio mokslininkai paskelbė intriguojančią naujieną apie šią paslaptį. Atradimą, kurį jie padarė vos prieš 2 mėnesius. Ant kalvos viršūnėje esančios archeologinės vietovės Jordanijoje išmėtyti akmens blokai papuošti meninėmis liūtų ir puotų scenomis. Tai įrodymai apie senovinę izraelitų rūmus, kurie galėjo stovėti čia maždaug prieš 2800 metų. Monumentalios architektūros, datuojamos 8 amžiaus pradžio Kristus pradžia, buvimas gali būti izraelitų plėtros įrodymas, rodantis, kad rūmai buvo Izraelio karalystės dalis, o Machanajimo miestas pateko į jos teritoriją. Biblijos ištraukos rodo, kad miestas buvo šalia Penuelio, kurį tyrėjai laiko dabartiniu Tel al-Dahab eš-Sharki. Šią teoriją patvirtina biblinis Penuelio šventyklos paminėjimas, o tokia šventykla panašu buvo rasta Tel al-Dahab eš-Sharki. Tačiau šių griuvėsių atradimas nėra naudojamas kaip įrodymas patvirtinti Biblijos istoriškumą ir joje esančias istorijas. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių šių griuvėsių atradimas nėra naudojamas kaip įrodymas patvirtinti Biblijos istoriškumą. Vietoj to tyrėjai teigia, kad tai liudija izraelitų buvimą už Jordaniją. Tai aspektas, kuris galėtų padėti tyrėjams suprasti, kodėl tokie bibliniai įvykiai buvo siejami būtent su šia vietove. Sage Smith, kurią augino jos močiutė iš tėvo pusės, Charlottesville'yje, Virdžinijoje, turėjo sunkią vaikystę, paženklintą tėvų skyrybų ir laiko globos namuose, kur ji patyrė patyčias. Nepaisant to, ji buvo charizmatiška ir planavo tapti kirpėja. 2012 m. pradžioje persikėlusi į butą Hariso gatvėje, ji užsirašė į kosmetologijos kursus. 2012 m. lapkričio 20 d. 19-metė pasakė savo kambariokiai, kad 17:40 eina į pasimatymą. Ir grįž vėliau. Kitą dieną jos nebuvo. Skambučiai nukreipti į balso paštą, o paskutinį kartą ją, kaip pranešama, matė jos įseserė Meino gatvėje apie 18:30. Jos kambariokai pranešė apie jos dingimą lapkričio 22 dieną. Policija be rezultatų ieškojo Hariso gatvėje ir Virdžinijos universitete pastebėjo, kad jos telefonas buvo neįprastai išjungtas ir ją priskyrė prie dingusių asmenų, kuriems gresia pavojus, įtardami nusikalstamą veiką. Tyrėjai nustatė, kad paskutinis žinomas Sage kontaktas buvo Erikas McFaddenas, su kuriuo jie planavo susitikti prie Amtrak stoties. Jie slapta susirašinėjo ir susitikinėjo, o kaip teigiama, McFaddenas mokėjo Sage, kad ši nuslėptų jų santykius nuo jo partnerės vardu Esther Avini. Praėjus 2 dienoms po to, kai dingo Sage, Esther pranešė apie McFaddeno dingimą. Kitą dieną McFaddenas paskambino Esther ir paprašė pinigų, o vėliau susisiekė su policija, kai buvo informuotas, kad jie nori su juo pasikalbėti. Jis neigė susitikęs su Sage ar žinojęs, kur ji yra, tada nustojo bendrauti ir dingo iš akiračio, likdamas dingęs iki neseniai. Daugiau nei 10 metį abi dingimo bylos liko neišspręstos. Tačiau 2025 m. spalį policija susekė McFaddeną Los Andžele po to, kai jis bandė oficialiai pasikeisti vardą. Tyrėjai jį apklausė, tačiau išsamios detalės šiuo metu lieka konfidencialios. Paieškose dėl Sage'o nepadaryta jokios pažangos, tačiau policija atnaujino bylą įtraukdama terminą tikėtina žmogžudystė, galbūt remiantis nauja informacija arba McFaddeno 2012 m. pareiškimu, kad Sage'as turėjo priešų. Kitas biblinio laikotarpio paslaptis yra Šandoro skrynia, objektas, kuris jau seniai minimas vis ilgėjančiame paslapčių sąraše. Kur jie yra? Kas tai yra? Klausimai vis dar išlieka. Pasak Biblijos, egzistuoja puošni auksu dengta medinė skrynia, sukurta laikyti svarbų komponentą, kuris duoda pradžią visam kitam bibliniam pasakojimui. Skrynia buvo sukurta laikyti pačias įstatymo plokštes, kurios buvo įteiktos Mozei. Manoma, kad Sandoros skrynia insisi švenčiausioje vietoje kartu su senovės Jeruzalės šventyklos padangtine. Ir sakoma, kad pačios 10 įsakymų plokštės vis dar yra joje. Tačiau vėlgi susidurėme su vienu pagrindiniu klausimu. Kur jie yra? Sandoros skrynios paslaptis atrodo priartėjo prie sprendimo dar vienu žingsniu, jei tikėsime pastaraisiais įvykiais. Pastarojo atradimo centre yra biblinis Šilo miestas, vieta, kuri retai minima kalbant apie Šandoro skrynę.
Prieš pastatant šventyklas Jeruzalėje, Šilo mieste, senovinėme Samarijos miestelyje, stovėjo šventykla, kuri buvo pastatyta beveik 400 metų anksčiau nei Jeruzalės pastatai. Tai labai ilgas laikotarpis, žvelgiant į 10 Dievo įsakymų ir abiejų miestų įkūrimo chronologiją. Šilas buvo labai svarbi vieta. Čia buvo pastatyti aukurai, leidžiantys aukoti aukas ir garbinti, kaip nurodyta šventuose raštuose. Visą tą laiką daugelis žmonių svarstė, ar jie tikrai tiki, kad Šilas egzistavo, tačiau šis miestas buvo vienas iš nedaugelio, kuriuos būtų lengva atpažinti. Ten turėjo būti šventykla, aukurai ir aukų liekanos, ir būtent šie elementai netikėtai buvo atkasti 2023 metais. The Jerusalem Post paskelbė neįtikėtino atradimo istoriją, kuri visiškai nustebino istorikus. Archeologiniai kasinėjimai vyko teritorijoje, kuri, kaip manoma, prieš 100 mečius buvo Šilo miesto vieta. Sluoksnis po sluoksnio žemė atskleidė daugiau požymių, patvirtinančių vis stiprėjančią teoriją. Kai jie pradėjo nuvalyti dulkes, ekspertai svarstė, ar jie ką tik atkasė garbinimo kompleksą, kuris kadaise buvo įsikūręs Šile. Kai komanda dirbo bandydama atpažinti akmeninės struktūros griuvėsius, jie netrukus priėjo prie stulbinančios išvados. Minėtos struktūros matmenys atitinka aprašymą, išdėstymą ir matmenys padangtės, kurioje, kaip manoma, buvo laikoma Šandoro skrynia. Šandoro skrynia saugo rašytas gyvenimo taisyklės. Tai atradimas, galintis pakeisti pasaulį. Ekspertai paaiškino, kad pastatas yra orientuotas iš rytų į vakarus ir padalintas santykiu 2:1, kaip aprašyta šventajame rašte. Tyrėjai taip pat užfiksavo didelę vidinę sieną, kuri padalijo erdvę į 2 dalis, atkartodama šventosios vietos ir švenčiausiosios vietos padalijimą, kaip aprašyta Išėjimo knygoje. Šią teoriją patvirtina daugiau nei 100 000 gyvūnų kaulų, įskaitant avių, ožkų ir galvijų, kurie tikėtina buvo naudojami kaip aukos. Šio fakto negalima laikyti atsitiktinumu. Buvo akivaizdu, kad tai buvo ritualinių aukų vieta, o jos matmenys atitiko padangties matmenis. Tačiau šioje buveinėje trūko sandoros skrynios, kuri vis dar slepia savo paslaptis nuo pasaulio. 1988 m. gruodį 20-metė moteris pranešė DeKalbo apygardos policijai apie smurtinį užpuolimą. Gruodžio 30-ąją, kai ji užrakino savo butą Stone Mountaine, vyras su slidininko kauke ir peiliu privertė ją eiti į nuošalę krūmais apaugusią komplekso vietą. Užpuolikas pagrasino jai mirtimi, o tada pabėgo. Auka rado pagalbą, o jos vaikinas nuvežė ją į DeKalbo apygardos policijos departamentą, o vėliau į Greidžio memorialinę ligoninę, kur buvo paimti DNR mėginiai. Tačiau 1988 metais DNR tyrimo technologija dar nebuvo prieinama, todėl įkalčiai buvo saugomi Džordžijos tyrimų biure. Praėjus daugiau nei 3 dešimtmečiams, 2019 m. birželį byla buvo atnaujinta, o DNR buvo ištirta padedant Teisingumo departamentui. Tuomet nustatyta, kad įkalčiai sieja bylą su Reginaldu Caldwellu, kuriam tuo metu buvo 58 metai ir kuris nusikaltimo metu gyveno DeKalbo apygardoje. Po tolimesnio tyrimo, apklausų ir liudijimų, Caldwellas 2025 m. gegužės 20 d. buvo nuteistas už pagrobimą, užpuolimą ir sunkų kūno sužalojimą, jam buvo paskirtos 2 laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės iš eilės ir dar 20 metų. Kalifornijos gyventojas prisegė pavadėlį savo šuniui ir pradėjo įprastą pasivaikščiojimą palei Trinidado uosto paplūdimį. Tuo metu jis to dar nežinojo, tačiau po kelių akimirkų jis susisieks su Fortūnos policijos departamentu dėl kraupaus radinio. Atvykę pareigūnai nuvyko į Trinidado kyšulį, uoste esantį uolėtą darinį. Vyras parodė dalinį kaukolės fragmentą, kuris žvelgė į juos iš apačios. 1993 m. vasarį pareigūnai surinko kaukolės fragmentą ir perdavė jį Humboldto apygardos šerifo tarnybai. Vėliau buvo sudarytas įprastinis kaukolės DNR profilis ir jis buvo įtrauktas tiek į nacionalinį neatpažintų asmenų DNR indeksą, tiek į Kalifornijos dingusių asmenų DNR duomenų bazę. Profilis buvo lyginamas su kelių dingusių žmonių ir kitų žmogaus palaikų duomenimis, tačiau fragmentas atrodo neatitiko nė vieno žinomo asmens. Po to bylos duomenys buvo įvesti į namų sistemą pagal bylos numerį UP55274. Ir tuo viskas baigėsi. Daugiau nieko nebuvo galima padaryti, bent jau tuo metu. Galiausiai pasaulis pamiršo 1993 m. Kalifornijos kaukolę, kuri dabar tapo susikaupusių neatpažintų žmogaus palaikų bylų dalimi.
Tačiau 2024 metais šioje dešimtmečius senoje mįslėje sužibo nauja viltis. Ką Jungtinių valstijų atstovas Jaredas Halfmanas skyrė lėšų neišaiškintų bylų eilės sumažinimui ir leido Humboldto apygardos šerifo biurui atnaujinti tyrimus bei atlikti DNR testavimą. Dabar HCSC galėjo pateikti įrodymus Athram laboratorijai Woodlandse, Teksase. 1993 m. kaukolės fragmentas tapo pagrindiniu mokslininkų dėmesio objektu, nes dabar jie galėjo išgauti DNR iš įrodymų, naudodami teismo ekspertizės lygio genomų sekoskaitą. Iš šių pastangų atsirado išsamus nežinomos moters profilis, kuris sudarė pagrindą genetinės genealogijos tyrimams, galintiems nustatyti, kam priklausė palaikai. Praėjus keliems mėnesiams, antrasis svarbus proveržis atskleidė būtent tą tapatybę. Paaiškėjo, kad kaukolė priklausė K. Josephinai Medin. Ji buvo įtraukta į kelias dingusių asmenų duomenų bazes. 1987 metais, rugpjūčio 3 dieną, vyras vardu Nikolas grįžo į savo namus Trinitio apygardoje ir rado, kad jo 48 metų žmona dingo. Jos rankinė, akiniai ir automobilis vis dar buvo vietoje, tačiau jos pačios nebuvo. Nikolas pranešė apie jos dingimą, dėl ko buvo surengta didelė savanorių paieška sudėtingoje vietovėje, kuris supo jų namus. Tačiau iki 1993 metų nebuvo rasta jokių jos pėdsakų. Nikolaso žmona buvo Kay Matt, mokytoja, ir pasak jos viršininko, kuris buvo vienas iš paskutinių žmonių mačiusių ją išeinant iš darbo, ji buvo gera nuotaika pasižyminti asmenybė. Trinity apygardos šerifo biuras Kay dingimą buvo įtraukęs kaip įtartiną, tačiau nerado jokių nusikaltimų įrodymų ar užuominų apie jos buvimo vietą. Nors ji buvo surasta, šioje byloje vis dar išlieka paslaptis. Pareigūnai negali nustatyti, kas lėmė jos ankstyvą žūtį, ar tai buvo tik nelaimingas atsitikimas, ar čia slypėjo kažkas daug klastingesnio. Gemini Madlena Pusey, 21 metų iš Spirit Lake'o genties, 2024 metų pradžioje gyveno Fort Tottene, Šiaurės Dakotoje, kartu su savo vaikinu D'Angelu Huntu ir jų 7 mėnesių kūdikiu. 2024 metų sausio 3 dieną ji trumpam sugrįžo į savo motinos namus Davilso Lake'e, o vėliau vėl išvyko į Fort Totteną. Po 4 dienų, sausio 7 Gemini paskutinį kartą matė Huntas, kai ji išėjo iš jų buto, teigdama, kad ją pasiims draugas. Sausio 11 dieną buvo pateiktas pranešimas apie dingusį asmenį. Pradinis tyrimas įstrigo, nes nebuvo jokių užuominų. Vėliau Huntas buvo suimtas ir apkaltintas antrojo laipsnio žmogžudyste dėl savo brolio Izaoko mirties, kurio palaikai buvo rasti 2025 m. lapkritį Spirit Lake rezervacijoje. Izaokas buvo dingęs nuo 2024 m. kovo mėnesio. Šis atradimas lėmė, kad Huntas tapo įtariamuoju Gemini byloje. 2025 m. gruodį Huntas buvo oficialiai apkaltintas federalinės didžiosios žiūri dėl įtariamos Gemini mirties. Jam buvo pareikšti kaltinimai dėl tyčinės žmogžudystės ir užpuolimo. Tačiau Gemini vis dar laikoma dingusia, o jos kūnas niekada nebuvo rastas. Šiuo metu vyksta didžiulė kontroversija, kuri suskaldė istorikų bendruomenę. Viena pusė ieško įrodymų, o kita spėlioja. Ir visa tai sukasi apie Gizos piramidžių paslaptis. Aštrios diskusijos prasidėjo dar 2025 m. kovą, kai buvo paskelbtas gana keistas ir klaidingai skambantis pranešimas. Po piramidei rasta miestas. Italų ir škotų tyrėjai teigia panaudoję naują radarų technologiją, vadinamą sintetinės apertūros radarų, kuris sujungia palydovinio radaro duomenis su mažais natūralių seisminių virpesių judesiais. Radaras sukūrė trimatį vaizdą to, ką tyrėjai laiko senovinio miesto liekanomis, paslėptomis po karaliaus Chafro piramide. Būtent šių pastangų dėka po piramidėmis buvo rasta 8 vertikalios struktūros, besitęsiančios maždaug iki 640 metrų gylio. Kiekvieną šachtą, kaip manoma, supa spiralės formos takai, sujungti su 2 80 metrų kubo struktūromis, kas leidžia manyti, kad ten yra atskiros patalpos. Tyrėjai taip pat pranešė, kad 5 daugiaaukštės struktūros yra sujungtos keliais praėjimais, kurie dešimtmečius buvo slepiami nuo archeologų ir istorikų. Atsiradus šiam naujam pareiškimui, neišvengiamai kilo skepticizmas. Keletas ekspertų išreiškė rimtą susirūpinimą dėl technologijos, kuri buvo panaudota šiems pavojingiems teiginiams, galintiems iš esmės pakeisti mūsų žinomą istoriją, pagrįsti.
Tačiau pasipriešinimo nepakako, kad atgrasytų šią aistringą komandą ir jie tęsė savo tyrimus apie susijusias vidinės struktūras po piramide. Praėjus keliems mėnesiams atkaklios atsakymų paieškos vėl pasiteisino, kai komanda paskelbė apie dar vieną neįtikėtiną atradimą. Po Menkauro piramide buvo rasta antrasis miestas – požeminė tarpusavyje sujungta struktūra. Jų radarų įrenginiuose 3D formatu pasirodė laiptai, vandentekio vamzdžiai ir vertikalios šachtos. Jie mano, kad ši daugiapakopė struktūra galbūt net slepia legendinę įrašų salę, dažnai minima padavimuose. Teigiama, kad įrašų salė yra senovės Egipto biblioteka, kuri, jei būtų rasta, galėtų atskleisti visatos paslaptis. Abiejų paslėptų miestų buvimas leidžia manyti apie milžinišką požeminį kompleksą, tačiau tokie teiginiai dažnai atmetami kaip perdėti arba nepatvirtinti. Be teiginių apie du po piramidinius paslėptus požeminius miestus, komanda taip pat tvirtino, kad Gizos kompleksui yra 38 000 metų, o ne 100, kaip buvo siūlyta. Beveik prieš 50 metus kažkas šiurpaus buvo rasta kyšant iš augmenijos ūkininko lauke, netoli JAV greitkelio 79, vos už kelių mylių nuo Marianos. Tai buvo 1977 m. sausio 13 diena, kai lauke buvo rasti nežinomo asmens palaikai. Arkanzaso valstijos policijos kriminalinių tyrimų skyrius buvo išsiųstas tirti šio pranešimo. Tyrėjai surinko palaikus ir perdavė juos Arkanzaso valstijos kriminalinės laboratorijos medicinos eksperto biurui. Žinoma, šis atradimas įvyko tuo metu, kai DNR tyrimai dar tik pradėjo vystytis. Nustatyti, kam priklausė palaikai, nepavyko, o ir mirties aplinkybės liko paslaptimi. Tėvų pagrobimų tuo metu jau buvo 10 000, o nepažįstamų žmonių įvykdytų pagrobimų tik keli šimtai. Buvo per daug atvejų, kad palaikus būtų galima susijęti su vienu asmeniu, ypač jei tas asmuo net nebuvo paskelbtas dingusiu. Lee apygardos kūno, kai buvo pradėta vadinti tos palaikus, dėmesį nustelbė Oklahomos skaučių nužudymai ir gerai žinoma Simona Rittinger dingimo byla. Ūkio lauke rasti palaikai tuo metu nebuvo laikomi prioritetiniais ir tokiais jie nebus dar artimiausius 48 metus. Tačiau 2024 m. kovą ASP neišaiškintų bylų skyrius peržiūrinėjo visas neišspręstas to laikotarpio bylas, o kitas jų dėmesio objektas buvo Lee apygardoje rasti palaikai. Paradent ASCL tyrėjams pavyko perduoti palaikus į Othram laboratoriją, kur privačioje laboratorijoje buvo kuriami ir tobulinami DNR analizės bei teismo genetinės genealogijos metodai. Būtent šių patobulintų pastangų dėka jie pagaliau identifikavo palaikus, kurie 50 metus buvo laikomi įkalčių kambaryje. 2025 m. birželio 6 d. Othram paskelbė ataskaitą, kurioje buvo nustatyta, kam priklausė rasti palaikai. Charlesas Harvardas Volisas buvo jo vardas. Tolimesnis tyrimas leido surasti 2 galimus giminaičius, kurie gyveno Tennessee'e. Liepos mėnesį iš jų buvo paimti DNR mėginiai ir palyginti su Charleso mėginiais. Rugsėjį tai buvo visiškai patvirtinta, tapatybė buvo patvirtinta. Tai buvo 21 metų jaunuolio palaikai, kuris atrodo prarado ryšį su šeima 1974 metų rudenį. Artimieji jį paskutinį kartą matė Memphy'e, Tennessee'e, kai jis buvo vėlyvoje paauglystėje ir jis siekė gydytis reabilitacijos centre miesto centre. Nors dabar turime šiokių tokių žinių apie Lee apygardoje rastus palaikus, vis dar yra dalykų, kurie lieka paslaptyje. Pirmiausia, pareigūnai vis dar negali nustatyti jo ankstyvos mirties priežasties, ar kaip jis atsidūrė vienas tame lauke, nepastebėtas niekieno beveik 50 metų. Alana Rose Jones buvo vieniša mama, kuri 2015 m. vasarį ieškojo žmogaus, su kuriuo galėtų praleisti savaitgalį. Ji prisijungė prie interneto ir pažinčių programėlėje susipažino su 30 metų vyru, kurio vardas neskelbiamas, ir tai tapo viena keisčiausių jų gyvenimo istorijų. Jiedu grįžo į jos namus, kur jos pasimatymo draugas per daug išgėrė ir atsijungė ant jos virtuvės grindų. Kai jo telefonas nuolat skambėjo ir gaudavo žinutes, Alana galiausiai nusprendė atsiliepti už jį. Telefonijų kalbėjo susijaudinusi moteris, kuri labai nustebo sužinojusi, kad jos vaikinas buvo pasimatyme. Paslaptingoji moteris nusprendė atvažiuoti į Alanos namus ir parsivežti jį namo. Tai jau ir taip beprotiškas pirmas pasimatymas, o čia prasideda dar keistesnė, bet tikra istorijos dalis. Vyras pabudo iš miego ir pamatė, kad Alana stovi virš jo virtuvėje su peiliu.
Ji šaukė ir keikėsi ant jo, įsiutusi, kad jis ją apgaudinėja ir reikalavo, kad jis išeitų iš jos namų, mosuodama į jį peiliu. Jis vos spėjo pakelti ranką, kad sustabdytų ją nuo bandymo atimti jam gyvybę. Panikuodamas jis pabėgo ir patyrė astmos priepuolį, o ji paskambino pagalbos numeriu 911 ir pasakė, kad buvo užpulta ir gynėsi. Abu jie buvo nuvežti į ligoninę. Vėliau, kai bylos tyrėjai stengiasi išsiaiškinti tikrąją įvykių eigą, Alana prisipažino kalta, kad pavertė šią Tinder pažintį siaubo istoriją, pasibaigusią blogai. Už savo nusikaltimus ji gavo bausmę, įskaitant laiką praleistą laukiant teismo, ir buvo nuteista 18 mėnesių lygtinio paleidimo. Vyras iš Kalifornijos, kurio vardas neskelbiamas, naudodamasis pažinčių programėle Meet Me, neįsivaizdavo, kokia siaubo istorija jo laukia, kai susirašė su 31 metų moterimi, pasivadinusią Karma. 2019 m. lapkričio 21 d. apie 2 valandą ryto jie susitiko Eagle Mountain kazino. Karma atsivedė su savimi vyresnio amžiaus vyrą, kurį pristatė kaip tariamą giminaitį. Tai jau buvo keista beprotiškos pirmosios pasimatymo pradžia. Tačiau tikroji istorija tapo dar keistesnė, kai vėliau pasirodė 27 metų vyras vardu Cezaris Cameronas Domingas jaunesnysis, teigdamas, kad yra Karmos draugas. Stebėtina, kad tai, ką dauguma laikytų pasimatymo siaubo istorija, neužbaigė vakaro. Visi 4 jie praleido kelias valandas kartu, kol Kalifornijos vyras pasiūlė visus parvežti namo. Grįžtant į jų namus, vienas iš vyrų iš galinės sėdynės atkišo į jį ginklo vamzdį. Po įspėjamojo šūvio pro langą, kuris parodė, kad jie rimtai nusiteikę, grupė privertė vyrą išsiimti $400 iš bankomato. Jis atidavė jiems visus turėtus pinigus ir kitus vertingus daiktus, įskaitant savo mobilųjį telefoną. Jau siaubo naktis pagaliau baigėsi, kai jie buvo išlaipinti prie savo namų. Po to jis iš karto nuėjo namo, kad paskambintų 911 ir papasakotų dispečeriams savo baisią istoriją. Policijos tyrėjams pavyko surasti jo pavogtus daiktus ir pinigus. Nusikaltimų detektyvams neprireikė daug laiko surasti paslaptingą moterį vardu Karma, kurios tikrasis vardas buvo Shalina Lopez, ir vieną iš jos bendrininkų, 31 metų vyrą vardu Mario Gaona. Trečias asmuo, 27 metų Cezaris Cameronas Domingas jaunesnysis, vis dar yra laisvėje. Tai keista, bet tikra 50-metės Rachel Elwell, išsiskyrusios Britės iš vakarų Midlando istorija, kuri savo siaubui padarė klaidą leisdama seseriai paskatinti ją vėl pradėti susitikinėti. Netrukus jis susipažino su vyru vardu Stefanas Barijas Hugo per socialinius tinklus Facebook. Vienišas tėvas buvo savarankiškai dirbantis inžinierius, kuris jau 7 metus vienas augino savo dukrą. Po kelių protingų karjeros žingsnių jis buvo pasiruošęs surasti žmogų, su kuriuo galėtų užmegzti ryšį. Jis labai džiaugiasi laimėjęs didelės vertės sutartį statyti degalines Ukrainoje. Kai Hugas atvyko į Ukrainą, jo istorija virto keista ir bauginančia paslaptimi. Sutarties finansavimas pasirodė esąs daug mažesnis, nei Hugui buvo pažadėta, dėl sudėtingų naujų Ukrainos mokesčių įstatymų. Pažemintas, jis paprašė Rachelės bet kokio maisto ir pinigų taksi, kuriuos jie galėtų duoti, kol jis baigs darbą. Jie pasikalbėjo apie tai su draugais ir šeima, kurie sutiko, kad tai galėtų būti tikra žmogaus, kuriam reikia pagalbos istorija. Todėl jie nusintė savo internetiniam simpatijai kelis $100. Kadangi inžinieriaus projektas darėsi vis sudėtingesnis ir reikalavo daugiau laiko, Rachel nuolat siuntė pinigus, kad jį paremtų Ukrainoje. Jo pasakojimai atrodė pakankamai tikri. Ir kai jis pasakė, kad jo dukra liks be stogo virš galvos, jei šis projektas žlugs, Rachel juo patikėjo. Ji vis siuntė pinigus, kol galiausiai pradėjo imti naujas paskolas, kad padėtų jam finansiškai išsilaikyti. Kai Hugo pasakė, kad pasiskolino $30,000 iš palūkininko, įvykiai susiję su jų santykiais tapo niūrūs ir trikdantys. Hugo pradėjo skambinti Rachel ir pasakoti istorijas, kad jis laikomas nelaisvėje tamsiame nežinomos vietos Rūsyje. Iš pradžių siaubo istorija, kurią jis pasakojo, Rachel neatrodė tikra, kol jai nebuvo parodyti oficialūs laiškai iš Ukrainos vyriausybės, patvirtinantys, kad jo mokesčių problemos kilo dėl neseniai įsigaliojusio naujo įstatymo. Ji buvo įsitikinusi, kad ši bauginanti istorija yra paskutinė kliūtis skirianti juos ir nusintė dar daugiau pinigų, kad jie galėtų pagaliau susitikti savo pirmajam tikram pasimatymui.
Galiausiai Hugo buvo paleistas savo pagrobėjų ir bandė grįžti namo. Tačiau paskutinė problema oro uoste reiškia, kad jam reikėjo daugiau pinigų skrydžiui. Šiuo metu Rachel buvo išleidusi gerokai daugiau nei $100 000 žmogui, kurio niekada nebuvo sutikusi. Ir jai reikėjo daugiau įrodymų, kad įsitikintų, jog Hugo keista istorija yra tikra, o nesugalvoto nusikaltelio. Bijodama blogiausio, ji nuvyko į Hugo namų adresą, kuris buvo nurodytas laiškuose, kuriuos ji buvo gavusi. Užuot radusi jo dukterį ir namų tvarkytoją, jis sutiko sutrikusią šeimą, kuri neturėjo jokio supratimo, kas yra Hugo. Ši netikėta istorijos pabaiga Rachelai aiškiai parodė, kad Hugo neegzistavo. Dabar jis žinojo tikrąją įvykių versiją, tačiau šie mėnesiai buvo tamsiausios jos gyvenimo akimirkos, o dėl klaidingo pasitikėjimo nepažįstamų žmogumi, ji patyrė didelių finansinių ir psichikos sveikatos problemų. Jie nusprendė viešai papasakoti savo siaubingą pažinčių internete istoriją, kad žmonės sužinotų apie tikrasias grėsmes, kurias kriminalistai vadina meilės sukčiavimo schemomis. Užuot turėjusi pirmą pasimatymą, jie įsimylėjo vyrą, kuris neegzistavo ir dėl to pati tapo visai kitu žmogumi. 2021 metais tariamas nusikaltėlis buvo sučiuptas detektyvų vienu iš keisčiausių būdų. Nesėkmingas pasimatymas per Tinder baigėsi tuo, kad buvo sulaikytas dabar jau garsus asmuo vardu Coris Morrisas Brooksas. 2021 metų vasarį Brooksas buvo suimtas dėl įtarimų, kad jis tampė moterį už plaukų po namus ir atėmė jos mobilųjį telefoną. Praėjus 4 mėnesiams policija sureagavo į pranešimą apie nusikalstamą automobilio vagystę, per kurią, kaip įtariama, Brooksas atbuline eiga įvažiavo pavogtu automobiliu į policijos automobilį, o vėliau rėžėsi į medį, už kurio buvo pasislėpęs policininkas. Galiausiai nusikaltėlis pabėgo iš įvykio vietos pėsčiomis, o bylos tyrėjai vis dar ieškojo ieškomo vyro. Nepaisant to, kad buvo išduotas jo arešto orderis, Brooksas nusprendė naudotis internetinę pažinčių programėlę Tinder. Rugpjūtį jis susipažino su neįvardyta moterimi per programėlę ir ji pakvietė jį pas save į namus. Kai paslaptingoji moteris suprato, kad jis gali būti agresyvus, ji išsiuntė žinutę buvusiam vaikinui prašydama pagalbos. Ji manė, kad Brooksas yra labai bauginantis žmogus, kuris ketina ją nužudyti. Buvęs vaikinas paprašė policijos patikrinti jos namus ir įsitikinti, kad jai viskas gerai. Kai jie negavo jokio atsakymo, į nusikaltimo vietą buvo iškviesta SWAT komanda, o gyventojams buvo liepta likti namuose. Beisio valandą ir 15 minučių moteris liko įkalinta namuose kartu su Brooksu, kol galiausiai jai pavyko pabėgti. Praėjo dar 45 minutės, kol, kaip teigiama, Brooksas pasidarė. Šio vaizdo įrašo kūrimo metu jo baudžiamoji byla dar nebuvo pradėta nagrinėti teisme. 2016 m. Liepos 14 d. 22 metų Philas Stevensonas ir Nicole Graham susipažino pažinčių programėlėje Tinder. Nicole vyko į kelionę į Turkiją. Kai ji pakvietė Philą, jis sutiko. Jų pirmas pasimatymas įvyko oro uoste. Nicole sakė, kad su Philu jautėsi saugiai. Skrydis praėjo sklandžiai, o jų pasimatymo siaubo istorija prasidėjo tik kitą dieną, Liepos 15. Kitą dieną po jų nusileidimo Turkijoje įvyko bandymas surengti karinį perversmą. Philas ir Nicole jau ir taip nesutarė, kai staiga buvo priversti likti viešbutyje, nes kovos artėjo iš visų pusių. Skrydžiai iš šalies buvo neribotam laikui atidėti, todėl jie liko įstrigę. Jie buvo įstrigę kambaryje ir negalėjo išeiti. Viršuje dūzgė sraigtasparniai, bandydami atbaidyti priešą nuo brangaus turistinio kurorto. Pranešama, kad vienas sraigtasparnis buvo numuštas, o 2 pareigūnai žuvo lauke. Viešbučio viduje tęsiasi blogiausia pasaulyje pasimatymo siaubo istorija. Nepaisant to, kad jų gyvybėms grėsė pavojus, pranešama, kad Nicole bandė būti romantiška, o Philas tiesiog norėjo smagiai praleisti laiką. Jis jau buvo išsigandęs, kai ji bandė jį pamaitinti, o jį tai dar labiau atbaidė, kai ji norėjo eiti į romantiškus restoranus, tarsi jie būtų rimta pora. Kai ji bandė sustumti jų lovas, jis atrodo visą dieną sėdėjo su ausinėmis ir ją ignoravo. Jei apie juos skelbtos naujienos yra tiesa, Filipas, kaip pranešama, paėmė pirmą pasitaikiusį skrydį namo, o Nicole liko viena ir 5 dienas turėjo savimi pasirūpinti. Net ir rizikuodamas savo gyvybę, jis sakė, kad laikas vienai jai patiko labiau nei su juo. Jiedu abu saugiai grįžo namo, bet galėjo prarasti gyvybę arba būti laikomi įkaitais dėl išpirkos. Paprastai baisios istorijos pasidalymas suartina žmonės, bet šioje situacijoje taip nebuvo.
Kai kas nors pabėga iš šalies per bandymą nuversti valdžią, galima drąsiai sakyti, kad tai gali būti baisiausia siaubo istorija pažinčių programėlių istorijoje. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patiktuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte visų mūsų būsimų vaizdo įrašų. O mano vardas Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.